Sveikinuosi iš Tailando, Čiang Mai miesto. Tai tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl aš sveikinuosi iš Tailando, nors video pavadinimas sako, kad turėčiau plaukti Mekongo upę. Tai aš ją plaukiau, tik galvojau, kad gausis padaryti atskirą video iš plaukimo, bet dėja taip nesigavo. Tai pažiūrim, kaip man ten sekės plaukti Mekongu ir tada parodysiu pirmas dienas Tailande, pasidalinsiu šiokia tokia informacija ir naujienomis. Tai labas rytas, sveikinuos iš laivo. Ateinančias 2 dienas plauksiu Mekongo upę iki pat Tailando sienos. Tai laukia 2 ilgos ir varginančios dienos. Ir šiandien tiesiog nuo pačio ryto visiškas chaosas. Nepratęs aš nuo tokio ankstaus ryto iš karto į chaosą šokti. Tai plaukiam, pažiūrėsim, kas čia per nuotykis manęs laukia šiandien. Tai kaip atrodo šitą 2 dienų kelionė, tai pradedam A taške, Luang Prabang mieste, iš ten plaukiam į B tašką, Pak Bengą, tenai praleidžiam naktį ir tada iš ryto iš B plaukiam į C, į Hoksei miestą, kur ir kirsiu sieną. O žalias rutuliukas, tai čia yra statoma užtvanka Mekongo upėje, kurią praplaukiau, tai pamatysit. Aš niekada gyvenime nesu matęs, kaip yra statoma užtvanka upėje ir šita užtvanka bus 3 pagrindinė užtvanka žemutinėje Mekongo atkarpoje. O kodėl Laosas stato tiek daug užtvankų, tai labai paprastas atsakymas. Jie turi ambiciją tapti Pietryčių Azijos baterija ir eksportuoti elektrą kaimyninėms šalims, ypač Tailandui, ir taip generuoti papildomas pajamas. Bet taipogi toks didelis projektas turi ir ekologinių poveikių. Tai dėl užtvankos sumažės vandens srautas, kas gali paveikti žuvų migraciją ir taip pat ši užtvanka pakeis upės natūralų potvynio ritmą, dėl ko turės pasekmių žemės ūkiui ir ekosistemai. Ir beplaukiant upę taip pat turėjom nemažai sustojimų visokiose kaimukuose, tiesiog jiem atplukdinom resursų ir taip pat išlipo keletas žmonių į tos kaimus. Ir anksčiau Laose, kai dar kelių daug nebuvo, vietiniai žmonės naudojo Mekongo upę tiesiog kaip būdo keliauti, tai buvo pagrindinė transporto arterija. Taipogi šią upę šimtmečius plaukė pirkliai, vienuoliai ir opiumo prekybininkai. Ir iki 20 amžiaus pabaigos tai buvo pagrindinis kelias tarp kaimų. Ir kai važiavau motociklu po visą Laosą, aš buvau atvykęs į Pak Beng miestelį, tenai praleidau 1 naktį, tai į tą patį miestelį atplaukėm ir 1 dieną.
Tai pasirodo, kad šis miestelis buvo istorinis sustojimas, kadangi čia buvo senas prekybos ir poilsio punktas. Čia nakvodavo druskos ir opimo prekeiviai, taip pat prancūzų kolonijiniai pareigūnai. Tikrai įdomi patirtis, bet antrą kartą nekartočiau, nes 2 dienas iš eilės plaukt po 9 valandas buvo tikrai varginanti kelionė. Tai atvykęs į Oksei miestą aš kirtau sieną į Tailandą. Pats sienos kirtimas buvo ganėtinai greitas ir lengvas procesas. Patys darbuotojai buvo labai draugiški, į mane visi kreipės vardu, tai viena geriausių realiai patirčių, kokią esu turėjęs kertant sieną. Viskas užtruko gal 10 minučių ir aš jau buvau Tailande. Ir tada sėdom į autobusą su dar 6 žmonėmis, kurie irgi plaukė tą pačią valtimi, kirto kartu su manimi sieną ir važiavom į Čiangrai miestą. O pačiam Čiangrai mieste praleidau naktį ir tada pusę kitos dienos. Per tą laiką pavyko nuvažiuoti iki Baltos šventyklos. Tikrai graži šventykla, verta nuvažiuoti, man paliko didžiulį įspūdį, tai pasižiūrim, kaip jin atrodo. นะครับทำการประทับตอนนี้ประทับเรียบร้อยแล้วอยู่ตรง Blocking the way please ชิงควายเตียนโจผู้เดินต่างลูกเดินขึ้นไปได้เลยนะคะไม่ขวางทางเดินค่ะ Ir tada iš Čiangrai miesto po šventyklos vakare apie 5 valandą išvažiavau į Čiangmai miestą. Pirmas dienas praleidau tvarkydamasis reikalus, reikėjo apsikirpt, reikėjo nuvažiuoti į regitrą vietinę Tailando, pasiklausti, ar galioja mano tarptautinis vairuotojo pažymėjimas, nes internete, kiek skaičiau, vieni sako, kad galioja, kiti sako, kad negalioja ir daug tokios neaiškios informacijos, tai nusprendžiau nuvažiuoti pats, pasiklausti jau oficialių darbuotojų, kurie tikrai 100% man pasakys atsakymą. Tai žodžiu, turint mašinos teisės ir turint tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, jūs galite Tailande vairuoti motociklą iki 125 kubų. Tai išsiaiškinau, kad mano teisės galioja, liuks, geros naujienos, nereikės laikytis Tailando teisių. Tada nuvažiavau iki prekybcentrio, nusipirkau naują kamerą, padariau šiokią tokią investiciją į filmavimą ir tuo pačiu buvo tokia kalėdų ir gimtadienio dovana savo. Taip pat testuojam tą naują kamerą ir važiuojam prie limpančių krioklių. Okay. Tai pagal viską, pagal idėją, gali eiti prieš srovę, lipti tą krioklį ir neslysi, nes visos uolienos yra padengtos kalkakmeniu, kalcio karbonatu. Tai einam ir pabandysim.
asmeniškai labai patiko tie kriokliai. Jie buvo nemokami, tik tiek, kad jie yra biški toliau už Čiangmajaus, reikia pavažiuoti apie valandą laiko, 60 km. Tai arba galit pasimti turą, arba galit pasimti mopedą ir tiesiog iki ten nuvažiuoti. Vanduo buvo šiltas, per patį krioklį kaini tos olienos, toks jausmas, lyg būtų, žinot, yra tokie akmenukai nusipirkti iš parduotuvės, kad nusišveis nuo kojų nuospaudas. Tai panašus jausmas. Tai man labai patiko ir tikrai kartočiau. Tokia unikali patirtis. Ir šitas video gavos šiek tiek trumpesnis negu mano visi kiti. Neprifilmavau labai daug medžiagos, tai neturiu labai daug ką ir jums parodyti, stengiausi pasiilsėti. Kas toliau, tai pradėsiu jau ieškotis motociklo, nes realiai visus reikalus, ką reikėjo, susitvarkiau. Dabar reikia atrasti motociklą, jį nusipirkti ir leisimės į kelią po Tailandą. Taip, visgi nusprendžiau pirkti motociklą, turiu modelį išsirinkęs Suzuki GD 110. Galbūt kažkas iš jūsų, kad žiūrit, turit rekomendacijų, kokį kitokį motociklą pirkti. Viena sąlyga yra, tai kad nebūtų brangus ir būtų iki 125 kubų. Tai ateinantį video ieškosim motociklo, pirksim tikriausiai jau motociklą, jeigu pavyks. Tada 23 dieną yra mano gimtadienis, tai kažkiek pafilmuosiu, parodysiu, kaip jį atšvenčiu čia Čiangmajuje. Planas yra po kalėdų jau leistis į kelią, kalėdą sutinku čionai. Jeigu patiko šitas video, tai užsiprenumeruokit mano kanalą. Jeigu turi pastebėjimų, tai man jos parašyk ir susitiksiu su jumis kitame video. Čiau.